Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, sveiki sulaukę pavasario, mes šiandien atidarom sezoną. Aš žinau, kad daugelis jūsų dar porą savaičių žvejos ant pačių įvairiausių ežerų, tvenkinių ledo, bet kadangi mes gyvenam mieste, kurį pirmas ateina pavasaris, Klaipėda, ir čia yra Danijos upė. Jau vandens lygis toks, daug maž, nėra kliokiančios srovės, o mes jau nebegalim žiūrėti tas skylutės, ten virpinta avižėlių, jau pavargau, šiemet buvo ilga žiema. Dėl to, kaip matote, mes pasiruošę dugninės meškerės. Tema tokia, atsidarinėjom dugninės meškerės sezoną, atviro vandens, eisim ruošti jaukos ir visa tai prasidės pavasaris. Yeah! Šiandien mes, kaip visada, ruošiame tradicinius anglų Dynamite Bites jaukos, kuriais ne vienerius metus jau gaudame, netgi yra supakuoti specialias dėžutės ir nurodyta, kad jais galima žvejoti upėje, ežere, karšius, ten karpinose karpių. Žodžiu, variantų Dynamites yra daug, tikrai geri kokybiški angliški jaukai ir mes dirbame su jais jau ne vienerį sezoną. Na va, jaukai padaryti, viskas tvarkoj. Belieka palaukti, kol jie išbrinks, dar šiek tiek vėliau drėkinsime ir per sietą. Čia jau tradiciškai. Dabar reikia pasižiūrėti, kas yra ant dugno, kokie yra gyliai, kas vyksta, ar ne? O, mieste, kuriam gyvenu, net nežinau, kas dariusi upiai. Ai, dasigyvenom. Tam, aišku, mes imsim meškerę ir bandysim stuksentis dugną, žiūrėti, kas yra ant dugno. Šiandien mes niekur neskubam. Kaip jau sakiau, tikslas pagauti bent kelias žuvis. Būtų visai neblogai. Ir pažiūrėsim, kas čia dedasi ant dugno, toj Danijai, kaip jin čia atrodo. Upė mieste, centre. Visai įdomu tokia. City fishing. Žuklės pradžioje mes kaip visada matuojame dugną. Tai yra, stuksename specialiu svareliu ir meškerikočiam, kurie uždėtas šiek tiek staresnis pintas valas, tam, kad įsiaiškintumėme, kuriuose vietose reikėtų žvejoti. Apie tai aš papasakosiu netrukus, bet prieš žvejybą tai yra būtina. Gera pradžia – tai geras dugno skaitymas. Na va, įsiaiškinom viską maždaug taip. Yra dvi gaudimo vietos. Yra ana pusė. Anoj pusė jaučiasi irgi kriauklytės tokios per dugną. Net skamba per galiuką, kaip matėte, kai aš traukiu. Giliai maždaug visur apie 3 metrus. Lygus kanalas, gal 3,20. Pagal svarelio skendimą skaičiuojant sekundėmis. Anoj pusė yra kriauklytės, paskui visiškai švarus dugnas, mėliukas ir šitoj pusė yra kriauklytės. Tai automatiškai yra 2 darbiniai taškai, kuriuose mums gali suveikti. Kriauklytės akmenukas labai gerai. Iš principo visą laiką, jeigu žiūri dugninę meškerę, užsidėjęs svarelį ant pinto valo, reikia būtinai žiūrėti, kad būtų arba dugno kažkoks neligumas, arba, pavyzdžiui, anomalija ta vadinama. Anomalija tai yra kriauklytės akmenukas. Būtent toje vietoje laikysis jūsų jaukas. Visų pirma, kas yra labai svarbu. Užmetus, jo nenuneš srovė, kaip ant smėlio, pavyzdžiui, pūstų ir nupūstų. Ten vis viena kriauklytės, dar kažkas susilaikys jauko gabaliukas, susilaikys koksai pinkiukas, uodo trūklė lerva ir automatiškai toj vietoj turėtų stovėti žuvis. Ir anoj pusėje lygiai tas pats. Ir bandysim šiandien, aišku, 2 variantais gaudyti. Vieną labai arti kranto. Čia, kur yra tas kriauklynas, akmenynas toksai. Ir anoj pusėje vėl bandysim. Per vidurį neturim ką veikti. Toksai kaip loma visą. Žodžiu, jau šitą įsiaiškinom, tai jau nėra blogai, dabar reikia mesti lygiai tą patį atstumą gilį ant kitų meškerių ir galima pradėti jau vėl sudrėkinus jaukus kažką mąstyti ir jaukinti. Ir taip žvejyba, bičiuliai, toks dalykas, kad, atbėgęs iškart į žvejybą gali užmesti meškerį ir laukti stebuklą, bet jeigu jau mes kalbame apie šiuolaikinę žvejybą, apie pasiruošimą, vis dėlto darbų iš tikrųjų turime daug. Jaukas jau sudrėkintas ir, kaip matote, vėliau aš jį įsijoju per sietą tam, kad jame neliktų ne vienos stambios detalės. Stambesnės, kurios man nepatinka, aš tai tokias išmetu. Visiškai negaila, bet jaukas tada gaunasi vienalytis, be stambių detalių, o šiandien esu įsitikinęs, kad žuvies nebus daug, ji bus labai atsargi ir
Iš tikrųjų, jaukas turi būti labai smulkus dabartiniai žvejybai. Na, vėliau šėryklų pasirinkimas. Jų reikia turėti armiją visą. Jos skirtas patiems įvairiausiam žuklės variantams. Na, kodėl šiandien renkuosi štai tokias, aš būtinai papasakosiu. Tačiau dabar pradžiai, kai visada startuojame, šiek tiek didesnė šėryklos, be kabliuko, metame į vadinamosius tuos 2 taškus, kuriuos aš radau, leidžiame jaukai ramiai išbėgti iš šėryklos, tai trunka 10-15, kartais 20 sekundžių, žiūrint, kaip jūs suspaudėte jauką, jaukinimui nereikia labai smarkiai suspausti. Ir taip, pradžiai sumetamas jaukas, užjaukinami 2 žuklės taškai ir vėliau reikės galvoti, nuo kurio pradėsime. Na va, įsivaizduokim, kad jau pajaukinom 2 taškus kaip tik. Aišku, pradėsim nuo artimo. Ir norisi pamatyti šiemet nors vieną pirmą kibimą. Tikrai nežinau, kaip čia bus. Iš principo. Bet kas nerizikuoja, tas nepradeda atviro vandens žuklės sezono. O mes jį pradedam. Tai jau yra neblogai. Aišku, bandysim nuo trumpos jautrios distancijos. Iškart pasikeitė mažą šėryklėlę, kad per daug jos nejaukinti. Kaip matėte, iš principo sumečiau po 3 šėryklas tolimą. 3 ir artimą 3, tokias vidutinio dydžio. Dabar viską darysim mažinamdami. Žiūrėsim, kas čia gausis. Šiaip iš principo įdomu, ar yra nors viena čia žuvis. Dar ne tas pavasaris, kad žuvis čia vaikštinėtų paviršių ir tu įsivaizduotum, va, yra, matau, vaikšto, kažką dar. Kol kas sumuštinis tradicinis, o paskui žiūrėsim. Reikės galbūt ir vienu masaliuku tik tai gauju, dar gal kabliuką mažint. Žodžiu, kūrybą šiandien turėsim daug, svarbiausia, kad mes pradedam ant kabliuko pirmą kartą šiemet uždėtas masalas. Pavadėlis. Žiūrėsim, kaip čia visą tai atrodys. Man pačiam labai įdomu. Va! Pirma šių metų pagauti neišpaledo žuvį. 2013 sezonas atidarytas. Liuks. Aišku, rimti žvėjai gal ir pasukios pirštą prie smilkinio, sakys, ko čia džiaugtis tokia kruopa. Bet iš tikrųjų yra kaip yra. Norite, nenorite, vis dėlto gražu, kai prasideda pirmasis atviro žuklės vandens sezonas. Visiškai nesvarbu kur, bet paėmęs dugninę meškę rankas, aš jau jaučiuosi kažkaip kitaip. Kvėpavimas vyksta kitaip, nors aišku, kaip ir laukiame žiemos pradžios, lygiai taip pat laukiame, kada greičiau užšalas, kada paimsime tos grąžtus į letinas, kada pradėsime gręžti, bet žmogus toks dalykas. Pastovumas jam nusibosta, na, štai pirmosios keletos žuvis užkibusios artimame atstume, tai tik įrodymas, kad taip jaukas suveikia, taip žuvis štai kol kas tokio pačio dydžio. Iš po ledą, eketėjai, atrodytų šitą tokia, nežinau, kažkokia vis viena didesnė negu mailis. Rankoje atrodo kur kas mažesnė. Na, mes dirbame, kaip matote. Arti pasirodė nedidelės kojos, ten palikome dar užmestą vieną jauko šėryklą. Tiesiog užmetėme jauką, ištraukėme, palikome artimą atstumą dirbti, dabar tolimesnėme atstume vėl pabandysime. Vis dėlto jaukinti 2 taškai reikia tikrinti, kokiame taške kas. Kabliukų visada susirišę esame begalę, tam turėjome ilgą ir nuobodžią žiemą, todėl dabar visiškai ramu. Žinoma, šiandien naudojame pačius mažiausius kabliukus, labai planytį valą, 1/100 ar 800 mm. Vėlgi iš jaukinimo šėryklos perkabiname į šiek tiek mažesnę. Labai maži kabliukai, kurių telpa 1-2 pinkučiai ir vėlgi naudojame savo paslaptinguosius purškalus tam, kad kaip nors priverstumėme kibti žieminę žuvį. Taip, kol kas dar žiemos režimu, visos geriausios žuklės prasidės balandžio mėnesį, bet jeigu jau šiandien nusprendėme atidaryti žuklės sezoną taip, kaip priklauso,
kaip mes įsivaizduojame, priklauso žvejoti šiuolaikinę dugninę meškerę. To nebūtina, žinoma, daryti kiekvienam meškeriotojui, nebūtinos platformas, bet geras jaukas, teisingai paruoštas, teisingai išskaitytas gylis ir vietos, kuriuose turėtų laikyti žuvis, daugelį meškeriotojų tikrai turi padėti. Na štai, tolimesnėme atstume žvejojame pintų valu, nemono malu ir kaip matote valą skandiname, tam, kad jis tiesiog sugrūdame meškerikočio galiuką, paskandiname ir žinome, kad valas paskęsta, jo nebeįtakoja nei srovė, nei vėjas. Va, o tolimai distancijai mūsų nemėgstamas plakis. Kažkada mes jos vasarą keikam, o dabar visai neblogai, kai suvirpiname meškerikočio galiuką. Kibimai labai delikatus, vos purta tą galiuką mūsų, bet jau yra žuvėliokai. Tai jau mus džiugina, aišku, ne gigantai. Viską mes dar padarysim šiemet. Pirmą kartą išlindom, platformą pasistatėm. Jeigu kalbėt apie masalus, vėlgi tai patys delikatumai. Žeminis variantas masalam. Tik tai jeigu jūs jau atvykote į žūklę, tai uodo truklio lervas laikykite vandenį. Tada iš karto matysite, kurios nudvėsusios, ant tų negaudat, kurios gyvos raitosi, ant tų gaudat ir viskas labai paprasta. Viskas, dirbam toliau, man čia viskas gerai. Aš jau mačiau pirmus kibimus, jaučiu, kaip man pavydė. Matėte, šėryklų yra visokių ir kodėl šiandien aš naudoju štai tokias uždaro, beveik praktiškai tipo šėryklas. Matėte, dėžė, kiek yra atvirų, bet dažniausiai atveras mes stovinčiam vandenį, nedideliam giliui naudojam. O dabar va tokias uždaras aš naudoju vien dėl to, kad įsitikinęs esu, kad negaliu aš jauko leisti dulkiam žemyn, nes iš tikrųjų žuvies labai nedaug yra upėje. Yra, aišku, jinai, bet maitinasi ant žiemos režimo tokia visai. Ir būtent tokios šėryklos padeda leisti jauką tiesiai prie kabliuką. Jeigu būtų atvirai, kristų, pasidarytų dulkė ir tas mano jaukas, tai ten. Kai labai mažai žuvies, tai ten kažką pavalgys čia ir gali net neprieiti prie kabliuko. O būtent toksai iš uždaros beveik šėryklos, toks koncentratas, eina jisai tiesiai pasrovi, tiesiai ant kabliuko. Ir žuvis nori, nenori, ten renka vieną, antrą, bet tai nėra to plataus tokio įsižėjimo. Ir tada jinai nori, nenori pasiema tą mūsų odą truklę lervą ant kabliuko. Nedidelės kol kas, bet aš tai. Viskas gerai, kitinėjom atstumus, kaip matėt, bandysim toliau, bandom arčiau, bet vėlgi, ten pagaudai toliau. Vienas kibimas grįžti, čia vėl vienas ir toksai darbas gauna su tuo ir su tuo meškerikočiu. Įdomu. Aišku įdomu, kai tu pasilgęs šitos žuklės per visą žiemą, tai labiau yra meškeriotojai, kurie žiemą neypatingai dažnai lipa ledą, tai jam turbūt iš viso išpratėti, ką veikti tos 3 gerus mėnesius, aš net neįsivaizduoju. Na, štai šiek tiek stambesnės kojos, jau stabilesnė plakiai, mus šiandien džiugina ir vadinasi viskas gerai, atidarimas vyksta, o mums to ir tai reikia. Gerai pasėdėti, pažiūrėti į galiuką, dar kol kas mieste, manau, kad atsidarys netrukus ir didesnės upės ir bus visiškai įdomu.
Pirmą mes dalį baigiam, žvejyba labai sunki, bet man žiauriai patinka, kad jin labai sunki, nes dar tos pačios gerosios, aišku, bus Mingės kaimas, kuitės, tas didelės kojas, tie plakiai tokie, vienas kitas karščius, o dabar dar toks, sakau, žieminės, prispaudimai tokie, bet žiauriai gerai. Tai va, tokia pirma dalis. Nepykit fiderio, draugai. Ten, kur gyvenat, kur dar šalta ir daug ledo ir sniego. Susitiksim po pertraukos ir pas jūs bus kažkada pavasaris. Sveiki visi žiūrintys laidą Viena gungelė kablys. Šiandien mes atidarinėjame savo žūklės sezoną mieste. Taip, čia mano miestas, Vado gatvės. Vieta, kurie iš tikrųjų viena gražiausių Lietuvoje. Gyventi prie jūros visada smagu. Ir čia visada prasideda pavasaris daug anksčiau negu kitur. Ir štai Danės upė, mieste. Ledo jau nebėra, mūsų rankose dugninės meškerės ir mes pradedam atviro vandens žūklės sezoną. Kol kas jis toks žieminis, bet mes jau pradedam. Ši laida tai pirmoji mūsų žūklė, dugninė meškerė šiemet. Tai yra 2013 sezono atviro vandens atidarimas. Taip, Lietuvoje dar daug kur ežerai po galingų ledų, ten žmonės gręžia ir 40 ir 50 cm ledą. Kai kur upės įsiliejusios iš kraštų, kai kur tiesiog vanduo upėse per žemas ir labai daug ledų. Na, mes šiandien pasirinkome Danės upę, Klaipėdos pačiame mieste ir taip gražiai atidarinėjame sezoną. Šiandien nesitikime, kad mūsų žuvis bus labai didelis ir kai kam atrodo keista, kad štai tokias nedidelės žuveliokos mes imamės graibštu. Tačiau, kaip pasakojau pirmoje mūsų laidos dalyje, naudojame labai planus valus, net 800 mm ir visiškai nenori perrišinėti kablio ar pavadėlio, geriau pasinaudoti greitai graibštu, negu po to tiesiog žuvis pliumtels atgal į vandenį ir turėsi reikalų. Šiandien gaudome dviejose distancijose, viena trumpa, kita tolima, jaukiname abidvi ir tiesiog bandome, kur žuvis gali būti didesnė. Žuvis iš tikrųjų šiandien labai atsargi, masalai naudojam vieną pinkutį ir porą odo trūklio lervų. Kibimai ypatingai švelnus, žuvis yra ir ten, tačiau jos nėra labai didelės koncentracijos. Tiesiog jauti, tada, kai yra pakankamai daug žuvies, tai ir jos kibimai būna aktyvesni ir jie dažnesni. Čia reikia pasidėti ir geras 5-6 minutės, kad sulauktum nedidelės žuvies kibimo. Tačiau įdomu, aplinkui žmonės, kažkas skuba į darbą, kažkas važiuoja autobusu, kažkas tai turi savo reikalų, kažkas, kaip matote, anoj pusėje tiesiog su vežimėliu. Vaikas naudžia, o tėvelis tuo metu savo lygiai taip pat gražiai žvejioja plūdinę meškerę. Ok, tam ir yra miestas, kad jame būtų linksma, smagu ir įdomu. Vien iš tokių štai super menkų kibimėlių matosi, kad žuvis tikrai ne pačios didžiausias, nors viena kita pasipriešina pakankamai smagiai ir tai įdomu. Žinoma, Danijos upės racionas yra kur kas didesnis, atšilus vandenį čia iš tikrųjų galim pagauti labai stambių kojų, nes jos tiesiog atplaukia iš kuršių marių. Čia ir maitintis, ir netgi neršti. Lygiai taip pat čia galima pagauti ir gražių karosų. Pagauna žmonės vieną kitą karšį. Žodžiu, upė gyva. Ir labai panašiai kažkuom į belgiškus kanalus, kuriuose mes buvę. Kažkas tai irkluoja, kažkas tai žvejoja, kažkas tai vaikšto po parką. Žodžiu, viskas tvarkoje. Ramu, gera ir paprasta. Šiuo metų laiku žuvis čia pačios įvairiausias, aišku, vyrauja štai tokio dydžio nedidelės kojas, vienas kitas plakės. Girdėjau, teko meškeriotojams pagauti ir vadinamųjų mamkų. Daug vietinių meškeriotojų čia žvejoja plūdinę meškerę ir batonu. Tai nedugninė žūklė stilius, iš tikrųjų plūdė čia lygiai taip pat įdomu žvejoti, masalai naudojant batoną ir pasigauna viena kita didesnė koja. Mes įsibėgėjame, iš tikrųjų žuvis pradėjo kibti įšilus dienai apie 2 valandą dienos, tada kai oras tapo šiltesnis,
ir tiesiog jaučiasi, kad žuvis iš tikrųjų atsistoja ant vadinamojo jauko taško. Tai yra kibo dviejose taškuose, tiesiog tolimesnėme šiek tiek didesnės žuvis, artimesnėme mažesnės. Gali žvejoti taip, kaip norėjai. Gera pirma treniruotė, gerai praleistas laikas ir pajausta gyvybė upėje. Sėdėjimas, žiūrėjimas meškerės galiuką viską keičia. Tai jau nebe grąžtas, nebe švytuoklės, viskas, galiu sakyti, lyg yra težima, tačiau sinoptikai sako, kad dar ne. Vėl nežinau, gal ir dar teks užlipti ant to ledo. Na, štai pabaigai tas toks motininis, jau žemupinis vadinamas plakis, tam, kad galima Danijai tikrai praleisti laiką, ypatingai tiem, kurie gyvena pačiame mieste. Tiesiog atvažiuoti prie upės trunka 5 ar 10 minučių, supakuoti savo meškerės. Kaip jau sakiau, nebūtinas platformas, tiesiog jau mes kitaip nebemokame. Atsisėsti ant laiptelių ir tiesiog žiūrėti meškerį galiuką arba į plūdę. Viskas ok. Na va, taip viskas šiandien pavyko. Aš džiaugiuosi. Gerai, tam pabarkšėjo tie galiukai, nebuvo tų gigantiškų žuvų, bet tai ir nėra ko norėti čia vidury miesto. Aišku, tas kojas kažkada ir į Daniją užplaukė, aš galvoju, bet jau mes gal rasim kitų turbūt vietų, ne tokių civilizuotų, nors kartais pasėdėti mieste, laiptus, platformą pakankamai įdomu. Tai žuklės įrankius, kurie šiandien naudojau. Kaip matėte, Ultegros, Super Ultegros, tai tik tai praėjusiais metais Shimano kompanija pradėjęs gaminti, šiemet dar atnaujino pakankamai jų, daug variantų padarė ir multifeederiai, kurie susideda iš dalių, galima naudoti ir ilgesnius, ir trumpesnius, bet šiaip tai vienas jaukesnių žuklės įrankių, ką man teko turėti rankose. Iš tikrųjų, mačkuvelis iki 50 gramų, su kurio gaudžiau, kaip matėte, prie kranto, pagrindinis valas 18 mm, pavadėliai 100 mm ir tai tokiai artimai distancijai skirtas įrankis 3,30 m, labai jaukus, kiekvieną traudelį jaučiasi ten Ir aišku, mediumukas, kuris naudojamas jau tolimesniem metimam, 3,60 m. Čia, kaip matėte, dėjau pinto valą, 1/100 Sufix 832. Kodėl? Todėl, kad iš toliau jau tas kibimas labai, kai dabar atsargus, tai pintas valas man padeda pamatyti tą kibimą. Vėlgi, čia iki 90 gramų kotas, kaip sakiau, 3,60 m, mačiniai žiedai, kas labai yra gerai. Atlenkti nuo korpuso, tam, kad labai gerai slystų ir nedidelę šėryklą galim gaudyti. Na, toks mediumas man iki 60 gramų pats tas, labai daug Lietuvai gali su juo gaudyti. Ir iš principo tai puikus du kotai su rarenimo rytomis, kurias kažkas sakė, kad tu, Korsakai, nusipirkai rytes, dugninę meškerę ir jas užmuši per metus. 4 sezonas. Neabejoju, kad temps dar. Tai va, tokie reikalai, čia ta žuklės įrankis. Jaukus, kiekvienas kibinukas, man labai. Šita gražia nata, aš noriu pasakyti, bičiuliai, kad aš atsidariau. Kol kas žaidimas buvo mano aikštėje, Klaipėdos mieste, manau, kad kitos laidos bus kitose aikštėse. Bet viskas gerai. Meškerę mes rankose palaikėm, kibimą pajautėm, pagavom vieną kitą žuvelioką, atsiminėm, kaip dirbti su jaukais masalais ir dar kažkom, ir tai žiauriai gerai. Dar kas sveikinam visus su pavasariu. Susitiksim lygiai po savaitės, nei žvyno, nei ligos, mes paleidžiam žuvį ir ate.